Daug mes procentų gynybai skirti esam pasiryžę. Kaip tos lėšos pasiskirstys, ministerija tikrai jūs supažindins. Sakot, bandome sukčiauti, netomis išlaidomis gudrauti. Taip, juk tankui reikia judėti ir po stogu jį paslėpti. Jų gynyba ne vien tankai, tai civiliai ir slėptuvių angos. Sienos apsaugos tarnyba ir policija bus tikrai stipri gynyba. Kaip bebūtų, jeigu ką, aš užuodžiu šičią dramą, gal ir netgi sabotažą. Pakalbėsiu su ministre, gal jai teks iš ten išskristi.